Aš bijau, kad žodis kūryba yra labai, turi daug reikšmių. Okay. Tai, kas tau galbūt kūryba yra viena, tai, kas man kūryba yra kita. Tai, nu tarkim, ar tai nežinau, video sukūrimas yra kūryba, ar video sukūrimas yra techninis darbas. Čia yra turbūt, mixed. Taip, tai yra tam tikras balansas. Jo. Tai aš, pavyzdžiui, man kūryba, tai yra, kai tu pasitelkęs strateginės įžvalgas, kažkokį kontekstą, skirtingas metodologijas, logiką, patirtį, galų gale intuiciją, grįžti su kažkokiu tai pasiūlymu, daryti sprendimą, vadovaujantis visų to kontekstų. Tai nėra, kad aš darau kažką dėl to, kad tai yra faina. Jo, tu esi owneris viso to proceso iš principo. Tai šią akimirką, šiandien, kai mes kalbam, nėra AI-aus, kuris gali pakeisti visą šitą procesą. Yra AI-aus labai daug ir labai skirtingo, kuris gali padėti dirbti su skirtingais aspektais viso šito kelionė.